Labas, Urte. Labas. Kaip tau sekasi? Gerai sekasi. Ar žinai, kodėl šiandien tu čia? Ne. Šiandien mes susitikome pasikalbėti apie tave. Papasakok man apie save ką nors. Nežinau, kaip tai pasakyti. Papasakok taip, kaip moki. Man patinka žaisti su lėlėmis. Ar tavo lėlės turi vardą? Taip. O koks yra tavo lėlės vardas? Mano lėlės vardas Mary. O ką dar apie save gali papasakoti? Man patinka piešti. Kaip įdomu. Ką tu dažniausiai pieši? Aš piešiu, kaip kartu su močiute mušamės prieš monstrus. O kaip atrodo tavo nupiešti monstrai? Aš neprisimenu. Nieko tokio. Tu paminėjai močiutę. Gal gali papasakoti daugiau apie ją? Myliu savo močiutę. O ką gali papasakoti apie monstrus? Jis man skaito pasakas prieš miegą. O kas yra monstras? Aš nenoriu, kad jis man sektų pasakas. Supratau, nenori, kad jis tau sektų pasakas. Jis ant mane šaukia. O ką jis šaukia? Aš jo bijau. Bijai. Gal dar ką nors apie jį daugiau papasakoti? Mano senelis rytais mane atveda į mokyklą. Senelis. O ką jis dar daro su tavim? Jis eina pas mano močiutę. Ir kas tada būna? Girdėjau, kaip močiutė šaukė. O dėl ko šaukia močiutė? Ant jos yra paprašymai mėlynės, nes jis jau muša. Mušam. Kai pagaliau išeinu iš kambario, mano močiutė liūdė. Labai gaila, kad jai yra liūdna. Gal gali daugiau papasakoti? Nežinau. Ačiū, Urte, už pokalbį. Galime šiandien pabaigti. Iki. Viso gero.